Medienos apdirbimo staklininkas iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog dirba tik su staklėm, mokosi naudotis jomis, prižiūrėti, bet iš tikrųjų nėra visai taip. Medienos apdirbimo staklininkas pirmiausia mokosi skaityti brėžinius, pažinti medienos rūšis, taip pat skaičiuoti medžiagų sąnaudas. O išmokę visą tai, įgytas žinias pritaikysite tiek dirbant individualiai, tiek įvairiuose medienos apdirbimo įmonėse. Baldžiaus modulinė profesinė mokymo programa skirta kvalifikuotam baldžiui paruošti, kuris gebėtų apdirbti medieną rankiniu būdu ir mechanizuotu, pagaminti ir surinkti korpusinius, masyvios medienos baldus, minkštuosius baldus, atliktų medienos remontą ir apdailą. Kautech technologinė įranga naudojama praktiniam mokymui šiame centre yra šiuolaikiška ir moderni, atitinka aukščiausius pramonės standartus. Mūsų tikslas yra suteikti ne tik teorinės žinias, bet ir praktinius įgūdžius reikalingus pradėti sėkmingą karjerą ir tobulėti medienos technologijų ir baldų gamybos srityje. Staliaus profesiniai mokymai programai išmoksite, kaip naudotis rankiniais įrankiais, rankiniais elektriniais, sužinosite ir apie stakles, tiek skirtas atlikti vienai operacijai, tiek universales, kaip 5 ašių CNC centrai, kurios gali atlikti daug operacijų.